Sveiki! Šiandien neriame gilyn į vieną didžiausių krikščionybės paradoksų, kuris slypi verbų sekmadienio skaitiniuose. Kartu išnarpliosime kančios istorijos teologinę prasmę, kaip akivaizdus pralaimėjimas iš tikrųjų virsta pačiu didžiausiu triumfu. Ir štai pagrindinė mislė, kurią šiandien ir spręsime. Kaip patys giliausiai nevilties žodžiai, ištarti ant kryžiaus, savyje gali slėpti nepalaužiamą viltį. Pasiruoškite, nes atsakymas, patikėkite, gali tikrai nustebinti. Gerai, kelionę pradedame nuo pat šaknų Senojo testamento. Mūsų paieškos prasideda Izaijo knygoje, kur aptinkame tokią, gana mįslingą Dievo tarno figūrą. Tai asmuo, kurios stiprybė kyla ne iš jėgos, o iš nuolatinio įsiklausimo į Dievo žodį. Bet, žinote, tas tarnas, jis visai nekoks pasyvus įsakymų vykdytojas, anaiptol. Jis įkūnė idealų gyvą santykį su Dievu. Santykiai paremta ne aklų paklusnumu, o giliu pasitikėjimu, kurį Izaijas vadina tiesiog klausimusi. Būtent tas ryšys ir duoda jam jėgų atlaikyti net pačius žiauriausius išbandymus. Štai ši citata, ji tiesiog tobulai parodo tą tarno nepalaužiamumą. Ir kas čia svarbiausia, tai kyla ne iš kokios nors puikybės ar arogancijos. Ne. Tai kyla iš gilaus vidinio įsitikinimo, kad Dievas jį palaiko. Jis tiesiog žino, kad nebus paliktas vienas. Gerai, dabar pažiūrėkime, kaip ši atrodytų sena idėja atgimsta visiškai naujame kontekste. Krikščionis, skaitanti Izaijo pranašystę, staiga atpažįsta, juk tai Jėzus. Tai, kas anksčiau buvo suprantama kaip visos tautos istorija, dabar įgauna asmeninį ir universalų Jėzaus kančios pavidalą. Taigi, kas vyksta? Imamas kenčiančio tarno archetipas, kuris iš pradžių, žinoma, simbolizavo į Babilono tremtį ištremtą Izraelio tautą, ir jis pritaikomas tiesiogiai Jėzui jo nukryžiavimo metu. Istorija apie tautos kančią tampa istorija apie asmens kančią, kuri įgyja visuotinę prasmę. O dabar priartėjame prie paties epicentro, prie tos dramatiškiausios akimirkos – Jėzus šauksmo ant kryžiaus. Daugeliui tai atrodo kaip visiškos nevilties išraiška, bet ar tikrai tai neviltis? Pažiūrėkime atidžiau, nes tie žodžiai tai raktas į 22 psalmę ir visą jos stulbinantį kontekstą. Taip, šis šauksmas, ko gero, mums visiems pažįstamas. Jis tapo tiesiog kančios sinonimu. Bet didžiausia klaida ir čia pats esminis dalykas yra ištraukti šią vieną frazę iš viso konteksto, nes taip mes prarandame visą esmę. Ir būtent čia slypi visas raktas. Šis šauksmas yra ne pabaiga, o tik ilgos maldos pradžia. Malda, kuri mus veda per visą patirtį nuo paties giliausio dugno iki spindinčios pergalės. Įsivaizduokite, senovėje būdavo tokios padėkos lentelės, vadinamos ex voto. Žmogus, išsigalbėjęs iš bėdos, pakabindavo tokią lentelę kaip liudijimą. Tai štai ši psalmė veikia lygiai taip pat. Ji pasakoja visą istoriją 3 etapais. Pirma, pats baisiausias išbandymas, beveik mirtis. Antra, malda pačiame kančios įkarštyje. Ir trečia, triumfuojanti padėka už išgelbėjimą. Taigi, ar tai nevilties malda, anaiptol, tai absoliutaus nepalaužomo tikėjimo malda. Ir štai jie, triumfuojančia psalmės pabaiga, tai visiškai apverčia pradinę šauksmo prasmę aukštyn kojomis. Tai nebėra abejonės šauksmas, priešingai tai gilaus tikėjimo aktas, kai net kančios viduryje meldžiamasi su visišku įsitikinimu, kad Dievas išgirs ir atsakys. Taigi, jau matome, kad Jėzaus kančia nėra tiesiog beprasmis kentėjimas. Dabar pasigilinkime dar labiau su apaštalo Pauliaus pagalba. Jis duoda mums neįtikėtiną teologinį raktą suprasti, kaip Jėzus įkūnija tarnos vaidmenį ne kaip paprastas žmogus, o kaip pats Dievas. Štai čia ir slypi ta garsi dieviškojo nusižeminimo arba kenozės idėja. Jis negriebėsi galios, jam priklausančios garbės, o laisva valia pasirenka tarno vaidmenį. Kodėl? Kad parodytų kelią. Ir čia svarbu pagauti vieną labai subtilų, bet esminį teologinį dalyką. Šis savęs apiplėšimas nėra kažkoks geras darbelis, už kurį Jėzus vėliau gaus atlygį. Ne. Tai visai kita logika. Tai yra Dievo malonės, kuri dovanojama veltui, o ne užsitarnaujama demonstravimas. Ir čia Paulius vartojo žodį paklusnumas.
Bet jo prasmė kur kas gilesnė. Lotyniškai ob audire reiškia, pažodžiui, pridėti ausi prie. Įsiklausyti. Tai ne vergo paklusnumas iš baimės, tai atviras pasitikėjimui trykštantis dialogas, kylantis iš žinojimo, kad Dievo žodis visada yra meilės žodis. Na ir dabar kulminacija. Čia kančių istorija mums pateikia ko gero didžiausią ironiją. Tikrąją Jėzaus tapatybę atskleidžia ne jo artimiausi mokiniai, o tie, kurie stovi atokiau – pagonės. Įsivaizduokite, pirmasis žmogus pripažįstantis Jėzaus teisumą yra pagonė, Piloto žmona. Būtent ji pirmoji pasako, šis žmogus teisusis, tas, kurio santykis su Dievu yra tobulas. Einam toliau. Karaliaus titulas. Kas jį oficialiai paskelbė? Ne jo tautiečiai, o romėnų valdžia. Ta pati, kurie nuteisė mirti. Paradoksas tik gilėja, tiesa? Ir pagaliau, pats galingiausias akordas visoje šioje paradoksų simfonijoje. Galutinį, patį svarbiausią liudijimą, kad jis yra Dievo sūnus, ištarė ne apaštalas, o romėnų šimtininkas. Egzekuciją įvykdysios valstybės atstovas. Ir visa tai mus atveda prie tiesiog pribloškiančios išvados. Patys didžiausi Jėzaus titulai – teisusis, karalius, Dievo sūnus – nėra jo paties išsireikalauti ar iškovoti. Ne, jos jam suteikia kiti, pašaliniai. Ir kada? Pačio didžiausio silpnumo ir pralaimėjimo akimirka. Jo pergalė nėra žemiška, o dvasinė, atpažįstama visiško pralaimėjimo momente. Taigi visa ši istorija palieka mus su vienu labai giliu ir galbūt nepatogiu klausimu apmąstymui. O kas, jeigu tikroji stiprybė atsiskleidžia nedemonstruojant jėgą, o kaip tik pasiryžime būti pažeidžiamiems vardan meilės? Galbūt čia ir slypi giliausio verbų sekmadienio paslaptis.